Reagavimas laiku. Visada būtina padėti kitam. Neramu, kad jūsų vaikas gali nežinoti, kaip reaguoti, kai pasidaro bloga ar psichoaktyviųjų medžiagų perdozavimo situacijoje. Aptarkite reagavimą laiku iš anksto. Pelėda mitų neėda. Pasakykite, kad jei kyla įtarimas, kad draugas perdozavo psichoaktyviųjų medžiagų, svarbiausia nepanikuoti ir kuo skubiau imtis veiksmų. Pabrėžkite, kad svarbu nepalikti draugo perdozavusio psichoaktyviosiomis medžiagomis vieno. Jei paliksi vieną, gali kilti pavojus jo gyvybei. Priminkite, kad svarbu išlaikyti ramybę. Panika šioje situacijoje nepadės. Pirmas žingsnis – ieškoti pagalbos. Kuo greičiau kreiptis į suaugusį asmenį, mokytoją, tėvus ar kitą atsakingą suaugusį. Tai gali padėti greičiau ir saugiau išspręsti situaciją. Jei šalia nėra suaugusio žmogaus ar situacija atrodo kritinė, būtina skambinti skubiai pagalbai ir kuo tiksliau apibūdinti situaciją. Priminkite, už pagalbos kvietimą niekas nebaus, pasekmių neturėsite, o galbūt išgelbėsite gyvybę. Taip pat svarbu likti prie draugo ir stebėti jo būklę. Jei draugas vis dar sąmoningas, pasistengti išlaikyti jį ramiu, neskatinti vaikščioti ar judėti. Jei draugas praranda sąmonę arba kvėpuoja nereguliariai, reikia paguldyti jį ant šono, kad būtų išvengta užspringimo. Pabrėžkite, kad svarbu po visko pasikalbėti su patikimu suaugusiuoju. Tai padės sumažinti emocinę įtampą ir gauti palaikymą. Daugiau informacijos rplc.lt. Pelėda mitų neėda.